Turbūt nereikia dar 100 kartų daužyti galvą į sieną, gal tu geriau apsisuk ir eik durų paieškok. Nei maisto ekspertas, nei optikos ekspertas, nei maisto kritikas. Aš visų pirma, aš esu pozityvus maisto apžvalgininkas, aš taip save vadinu. Galima galbūt sakyti, kad jis yra antrepreneris po tam tikro laiko, kai vis dar verslas neuždirba, gal jau reikėtų perjunginėti į pavadinimą loseris. Svarbiausia savybė. Ne, galiu čia keiktis. Neužpist. Taigi, apklausėme 4 gerai žinomus Lietuvos entreprenerius. Su tikslu išsiaiškinti, kas slypi jų DNR. Turbūt negalime tokio, paveikslo sudaryti, kaip tos savybės būtent visiems veiktų, bet, tai žinoma, drąsa ir noras keisti pasaulį, tai čia yra tikrai teigiamos savybės, kurios padeda, nes, drąsa reikalinga, daryti dalykams, kurie prieš tai neįvyko ir tu, turi būti tas, kuris tiki, kad, tu tai padarysi ir tavo ateis sėkmė, tai drąsa reikalinga. Manau, tas nebijojimas rizikuoti ir atsakomybės prisėmimas. Tas nebijojimas rizikuoti yra susijęs su tuo, kad apskritai galėtume išjudėti iš idėjos fazės, o atsakomybės prisėmimas, tai kad jeigu feilini, tai ne kažkas feilina, o tu feilini. Tu, kuris pradėjai, tu, kuris darėjai, tu, kuris planavai ir kažko nenumatėjai arba kažką praleidai. Trečioji turbūt būtų ta, kad neužsiimti savigraužą po to feilinimo. Kad feilas tai yra iš tiesų nauja galimybė. Kaip ir minėjau, mano supratimu, tai yra sugebėjimu priimti nesėkmes, perfrazuosiu, ne nesėkmes, o priimti viską kaip pamokas, o ne nesėkmes. Ir tu turi būti tiesiog, aktualus turbūt. Jeigu tu nuolat kursi ir tave matys, tai tu ir būsi įdomus. Jeigu tu nieko nedarysi ir bandysi jot ant svetimo koto, čia tokia paslėpta mintį duosiu, bet tai tu, nežinau, kiek būsi įdomus. Tai nežinau, šiaip svarbiausia yra nuosekliai dirbti ir grindinti. Ir visur tas yra, darbe, sporte, nežinau, santykiuose, tu negali atsipalaiduoti. Aš niekada nebuvau iš tų, kuris dabar, tai daug kas sako, nežinau, apie dabartinę kartą, kad ateina, padirba, tenais porą metų išeina ir viskas, ir nėra jokio prisirišimo. Tai aš toks buvau nuo pat pradžios. Aš atėjau, pamačiau, pasiėmiau, ko man reikėjo ir, jeigu aš nebegaliu daugiau čia augti tobulėti, aš einu ieškoti galimybių toliau. Tai tas feilinimas, jisai padeda suprasti, kas ir kaip veikia ir kur ir ką reikia daryti kitaip, kad po to pasisektų. Tai feilinimas, jisai nėra, kad viskas feilinam, čia pasaulio pabaiga ir dabar viskas. Užsidarom, kažkur ten miške apsigyvenam, nuo pasaulio pasislepiam ir tiek. Ne, feilinimas tai yra, į tą reikia žiūrėti, kad ką padariau ne taip, ko pritrūko, ko aš nesupratau. Mes vis tiek daug kas stengiamės per tą tokį juoko prizmę daryti, tai labai dažnai nutinka, kad tie piktybiniai ir to juoko nesupranta, įžvelgia visokius įsižeidimus ir iš to kyla kažkokių tokių nepasitenkinimų, bet aš šitai daugiau žiūriu, kad čia jų yra problema, o ne mūsų. Tu gali priimti viską kaip nesėkmę, arba kaip tau nesiseka, arba tu gali priimti viską kaip sistemą, kuri tave atveda prie sėkmės. Tai taip, daug kas gali sakyti, koks aš nelaimingas, išvažiavau tenais į Angliją, man nepasisekė, aš dar sufeilinau ir grįžau be pinigų verslui. Tada aš tenais turėjau darbą banke, viskas buvo gerai, pradėjau startupą daryti, sukišau ten krūvą pinigų ir nieko vėl mano to gero nenutiko. Bet aš atsimenu, kai žmona mano nelabai norėjo, kad aš tą su sharing economy startupą daryčiau ir aš tada tiesiog sakiau, įtikinėjau, sakau, tu nebijok. Galbūt aš čia prarasiu pinigų, viskas tvarkoja, bet kiti man sumokės už tą dalyką, kiti man sumokės už patirtį, kurią aš įgausiu būdamas tuo metu.
Tai aš ką tikrai labiausiai ir nuoširdžiausiai patarčiau, tai pradėti. Nes pažįstu begalę žmonių, kurie galvoja, drąsinasi, gal čia daryt tą, ten po to sako jo, kad fantazuotai šiaip labai gerai, bet iš tos fantazijos turi gimti ir verslas, ir po to drąsinasi ir po to sako, o jau čia kažkas, va, aš prieš 5 metus tokią idėją turėjau, čia žiūrėkime ir kažkas labai sėkmingai padarė. Tai pamokos, jeigu taip grubiai nebijoti įsileisti daugiau žmonių į savo komandą, tų, kurie gali daryti, nes aš turbūt per vėlai pradėjau įsileisti žmonės, nes tu atrodo nori daugiau pasidarysi, daugiau tau liks ir panašiai. Tai čia pagrindinė pamoka turbūt, tiesiog komandos formavime. Buvau mokyklai savo šią savaitę su ryto krepšininkais, mes taip pat ten šnekėjom apie krepšinį, žodžiu, ir atėjo turėjom 9-okam papasakoti taip, apie krepšinį. Ir aš matau, kad jiems niekas neįdomu. Jie sėdi, jie žiūri tašką ir galvoja, kada greičiau pasibaigs. Ir aš lyginu su savim, nenori, su savo karta. Kur man 9 klasiai ateitų Ąžuolas Tubelis, žaidęs NBA, ta prasme, aš su šlapiais delnais iš streso šnekėčiau, kiek aš norėčiau paklausti. Ir dabar sėdė, jie tiesiog žiūri vieną tašką ir galvoju, kas blogai jums, kodėl jums niekas neįdomu. Sargiai dalinu tuos patarimus, nes tai, kas suveikia man, tai nebūtinai suveiks kitam, nes aš visada galvoju, kad svarbiausia tikėti, kuo darai ir svarbiausia daryti yra, nes labai dažnai žmonės ten skaito knygas, vaikšto po konferenciją, žiūri podcastus, visokius video mokymus žiūri ir galvoja, čia aš dabar tas žinias kraunuosi ir tada jau čia sužinosiu tą tikrąjį kelią ir juo keliausiu. Tai man atrodo, čia yra didžiausia klaida, ką tu gali daryti. Man yra įstrigęs toks Mike'o Tysono posakis, kad visi turi planą, iki kol gauna pirmą smūgį į veidą. Dėl to manau, kad idėjas arba tas galimybės išvelgti galinčių yra daug žmonių, bet prisimti riziką tai yra pagrindinis stabdis jiems. Tai antreprenerystė arba buvimas verslininku tai yra šiek tiek kitokie lūkesčiai turėtų būti. Tai pradedant tuo, kad kažką sukursi naujo, įdomaus pasaulyje ir kad tai bus žmonėms reikalinga. Nuo to kampo reikėtų pradėti žiūrėti, tada galėti pradėti apie tą antreprenerystę. Būti verslininku irgi nebūtinai tai turi būti kažkas sudėtingo, jeigu tavo buvimas verslininkų tikslas tai yra uždirbti pinigų. Sakau, tos vienos tokios sėkmės formulės tikrai nėra. Tik tas žmogus, kuris yra toks kaip amžinasis variklis ir nesustoja, pasitaikius tiems akmenukams kelyje, tas ir gali ten išvystyti tą verslą, tas gali prisitaikyti prie tų iššūkių ir padaryti kažką tokio, ko prieš tai dar nebuvo. Jeigu tu svajoji būti įžymus, tai čia yra didžiausia klaida ir tu feilinsi tikrai. Ta prasme, jeigu tavo siekiamybė yra išgarsėt, tu pasmerktas sužlugti, man atrodo. Nes tu per darbą turi išgarsėti, tavo darbai turi už tave kalbėti ir tada turi būti žinomas, tada turėtum tapti žinomu, negu atsikęs nes daug tokio aš matau jūsų kartos bičių ir panų, kur ateina ir galvoja, aš būsiu ten, nežinau, kaip Katleris. Nebūsi, tu pirmiausia kaip Katleris. Ir visų antra, tu turi būti juokingas ir tik tada tapsi kaip Katleris. Tai jeigu tu galvoji, kad, aš išpopuliarėsiu, tai ne, davai tu stipriai dirbk ir tada išpopuliarėk. Turbūt čia tinka tas posakis, kad kai susirandi tą mylimą veiklą, tai nedirbi visą gyvenimą. Tai kažkaip tai, ką darau, man patinka, man veža ir kažkaip jaučiu, kad tik pasikraunu nuo to ir tada visas tas gyvenimas, kuris nesusijęs su verslu, taip pat gaunasi labai neblogas. Tai tiek trumpai apie Entreprenerių DNR, o pilnus podcastus galite rasti mūsų kanale. Senio monologai. Tai labai gerai. Kam dar protą papist?